Visiems labą rytą. Seniai nesimatėm, seniai nieko negaminau jum, nerodžiau. Tai šiandien noriu su jumis pasidalinti savo receptu, kaip aš skaniai gaminu vakarienę su raugintais kopūstais. Labai skanus rauginti kopūstai, traškus. Labai skanu. O čia pas mane yra šoninė. Aš ją supjaušiau gabalėliais, tokiais. Ir paprasčiausiai su prieskoniais sumarinavau. Ir padėjau dieną marinavosi. Man jie tokie jau pasimarinavę su prieskoniais. Labai skaniai atrodo. Taip, nusivaliau pirštus ir toliau rodau. Taip, mums reikės poros svogūnų galvų, kvepiančių pipirų, lauro lapelį būtinai įdėsime. Ir dar, kad būtų labai skanus troškinti kopūstai, aš dedu antis. Kai kepiau antį, man liko taukų. Aš tuos taukus visus susirinkau, susidėjau į induką. Ir kai troškinu kopūstus, įdedu po kokį šaukštą. Žinokit, koks aromatas, kaip skanu. Čia dar turiu lašinukus, rūkytus paspirginu. Taukus turiu iš karto. Jeigu reikia kokiam padažui, pavyzdžiui, ar prie cepelinų, ar kokių koldūnų su mėsa, paprasčiausiai išimu šaukštelį jau padarytų taukų su spirgučiais, įdedu į keptuvę, paspirginu su svogūnais ir uždedu grietinės. Nuostabus padažas, labai skaniai kvepia, labai skaniai gaunasi. Tai va, čia mes turime, vadinasi, čenakinės, taip. Čia yra moliniai puodeliai. Aš juos dabar išploviau. Talpa yra nemaža, aš patikrinau, grinai viso tūrio čia yra iki kaklelio, va, iki tos vietos, va, litras 300 ml. 1 litras 300 ml skysčio. Tai reiškia, čia nemažai telpa ir jeigu mes valgome, tai mums šito vienam žmogui būna per daug, tai lieka 2 vakarienėm. Tai reiškia, šiandien pagaminsiu ir šiandien valgysim vakare ir rytoj dar aš turėsiu. Dar vieną man kokią gudrybę pasakė, kai pirkome mugėje tas čenakinės, sakė, būtinai prieš naudojant, prieš kiekvieną kepimą, troškinimą, vidų reikia ištepti aliejumi, kad neprisviltų, neprikeptų visas tas gaminys mūsų. Ir dėti, statyti į orkaitę ir troškinti apie valandą laiko tokiam puodelėje. Uždarytam, pilsis vandenukas. Tai va, dabar ką pirmiausia reikia daryti, tai nusilupti svogūną, susmulkinti jį ir sumaišyti su kopūstais. O tada dėsime sluoksniais mėsytę, kopūstai, mėsytė, kopūstai. Tada labai greitai viskas eis. Dėsime į tarpus prieskonius, lauro lapo, pipiriukų. Daugiau niekur nereikia. Druskos čia jau nereikia, čia visko yra. Tai va, dirbam. Taip, susmulkinau 2 svogūnų galvytės. Ir dabar dėsime į kopūstus ir viską sumaišysime. Gali pasirodyti, kad svogūnų labai daug, bet žinokite, svogūnas, kai troškinasi, jisai vis mažėja, bet labai gerą skonį duoda užtat mūsų kopūstam ir mėsai tuo pačiu, ir labai skanu valgyti. Va, išsimaišėm ir dabar galėsim pradėti sluoksniuoti. Matot, čia nieko nėra daug, bet bus labai skanu. Tai va.
Tai nepatingėkite įkišti ranką ir gerai ištrinti su ranka visą vidų, visas sienėles su šlakeliu aliejaus. Aš tą padariau ir dabar galime jau sluoksniuoti, dėti mėsytės į dugną. Taip. Paskaičiuoti kiekvienam, kad užtektų kiekvienam porcija būtų vienodai padaryta. Taip, čia 2, 3, 4. 4. Ir dabar dedam, aš su ranka imu drąsiai vieną tokią saują užmetu ant mėsytės. Ir čia užmetu ant mėsytės. Biškį patrambuosime, paspausime. Pažiūrėsim, kiek pas mumis vietos bus. Dar biškelį gal čia kopūsto įmesiu. Ir čia truputėlį. Taip, dabar vėl eina sluoksnis mėsos. Mėsytė. Dabar jau daugiau bus. 3, 4, 5. Čia yra šoninė. Ir čia dedam 1, 2, 3. O, kaip tik, žiūrėkit, kaip gerai. Vienas gabalėlis tenai. Tai aš dėsiu čia, paimsiu visus prieskonius ir sudėsime čia. Va, kaip gerai gavosi. Tai reiškia po 10 gabaliukų kiekvienam. Ir dabar sluoksnį ant mėsos. Tuoj mes įdėsime į tą sluoksnį šitą. Dar čia uždėsim. Lauro lapą įkišame į vidų. Prieskonius, pipirus įdėsime. Paspaudžiam. Čia turėjau kopūstų kilogramą. Tai kažin, ar man tilps? Ar man tilps čia? Kaip gerai. Bet žinokit, kaip skaniai valgyti bus. Išvirsiu bulvę su lupinom. Tai žiemos maistas yra. Kai lauke šalta. Dar žiema tęsiasi, taip kad galime valgyti sočiau. Ateis laikas, ateis pavasaris ir mes pereisime ant kitokio maisto. Ir paspaus būtinai. Paspaus, patrambuot biškelį, kad mums tilptų visas, kad nereiktų man kažkur galvoti, kur man kišti juos. Čia lapas toksai. Beveik jau viską ir surinkau. Tuoj mes įkišim lapą Lauro. Ar jūs gaminate tokius maistus žiemą? O gal ir rudenį gaminate? Šiaip čia yra šalta rudenį, kai šaltas oras, kai norisi sušilti šilto karšto maisto, tai čia labai skanu. Jau ir baigiu. Nieko beveik ir neliko. Svogūniukai duos kvapą, duos skonį. Ir viskas. Ir šitie paskutiniai. Ir aš einu plautis ranką. Tada mes dėsime šitos prieskonius. Matote. Iš tų 2 lėkščių atrodo tiek daug buvo, o viskas tilpo. Viskas tilpo čia. Biškį paspausim. Kaip gražiai atrodo. Gražu. Taip, aš čia įdėjau anties taukų, kur liko man nuo kepimo, nuo kalėdų. Ir taip. Įdėsime lydytų taukų su spirgučiais. Ir jie duos labai gerą kvapą ir skonį.
Tai būtinai įdėkite taukų, pamatysite, labai skaniai gaunasi. Su spirgučiais, jeigu turite pasidarę savo. O dabar, ką mums liko padaryti, tai įdėti kvepiančių pipirų, įspausti taip į vidų, dėl kvapo, dėl skonio. Nu, va taip, va, kokius 3-4. O, čia man prilipo. Taip, ir dabar čia dar. 1, 2, 3. Nu, dar vieną. Taip. Pasivalysiu pirštus. Ir dabar nepamiršti lauro lapelį. Mes kur nors įkišim, va čia va šonelėje, kad skleistų kvapą jisai. Va. Ir čia reikia būtinai. Ir ką mums reikės dar padaryti, tai mums reikės dar užpilti vandens. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, va taip va. Tai va, viskas. Viską paruošiam ir dabar mums reikia užpilti vandenuko. Čia turiu vandens, kiek čia turiu vandens, tiksliai pasakysiu, 400 ml. Tai aš padalinsiu po 200 ml vienam podeliui ir kitam. Daug pilti vandens nereikia, nes tada mūsų pradės lipti visas puodas, troškinantis, šokinės visas, o mums to nereikia. Va. Ir tai per daug bus jau. Aš manau, užtenka viskas. Jau matau vandenuką. Viskas. Dabar uždengti. Palinkėti sėkmės man. Statyti į orkaitę ir troškinti apie valandą laiko. Paskiau mes nuimsim viršų, pasižiūrėsiu, paragausiu, ar išsitroškino kopūstai su mėsa. Ir vakarienėje virsiu bulves. Tada parodysiu, kas gavosi. O dabar iki. Taip. Išsitroškino mano kopūstai. Aš jau užtraukiau pipirus kvepiančiuosius ir dar paėmiau, užtraukiau lauro lapelį. Noriu ištraukti, parodyti mėsytę kokią. Minkšta, minkšta. O matot, skistimukas. Skonis nuostabus, žinokit, ragavau. Kopūstai minkštučiai, minkštučiai. Nieko netrūksta, skonis labai geras. Nei druskos nereikia, nieko. Čia vienas, o čia antras. Atsimenat, aš sakiau, kad pripyliau vandens. Va, vandenukas yra. Minkšti kopūstukai. Būtinai ištraukti reikia lauro lapelį, jeigu palikote, ir pipiriukus ištraukti, kad po to galėtume valgyti skaniai. Va, čia dar radau. Tai dabar liko mums tik tai išvirti bulvių. Ir vakarienė jau paruošta. Labai skaniai gausi. Būtinai reikia dėti lydytų taukų. Gali būti su spirgučiais, gali būti be spirgučių. Jeigu neturite tokio dalyko, tai gal turite kokios šoninės rūkytos, supjaustyti gabaliukais ir įdėti tarp kopūstų, kad gautų skonį, kad kopūstas suminkštėtų ir būtų toksai, ne toks plikas, kaip aš sakau, kad būtų skonis. Tai va, labai skaniai gausi. Tikiuosi, jums patiks.
Pas mus jau vakaras ir štai išvirsiu bulvių ir ruošiamės vakarieniai. Taip sveikiau valgyti bulves su lupinu. Išviriau bulves ir dabar mes dėsimės į lėkštę kopūstų su mėsyte ir valgysime vakarienę. Tokia bus mūsų vakarienė. Minkštučiai kopūstai, kaip skaniai kvepia. Pažiūrėkite, kiek skysčių. Mėsytės dar paieškosim. Va, mėsytė. Ir čia pusė puodelio bus. Dar nepilnai. Skanaus. Labai skaniai atrodo. Noriu paragauti. Kad jau žinotumėt. Dabar kopūstų. Labai skanu. Liuks. Mėsa minkšta. Viskas, einam valgyti.